Sveiki, sveiki, brangus, malonus ir fantastiškai nusiteikę mūsų žiūrovai. Šiandien testeris ekrane, vėl prieisim prie elektronikos. Vytas jo trina rankom, jau čia bus. Bus, Vytai, viskas bus. Žiūrėk, praeitą kartą matėm ir mano kolekcija. Štai, va tokia mano kolekcija skurdi, ar ne? Tokia kolekcija buvo. Viskas čia gerai. Ne velnio negerai. Taigi šitas nelituoja taip, šitas blogai ištraukinėja. Na, su šituo ateityje gal padirbėsim, kažką parodysim dar. Taigi nieko blogo apie šį lituoklį aš negaliu pasakyti. Minusų yra, taigi prie didesnio takelio šitas antgalis tuoj pat atšala, o kol temperatūra pasiekia sensorių, tai jis jau nebespėja pakaitinti ir aš čia nematau realios temperatūros, kiek jis įkaista. Be to, tas laidas šaltose patalpose, jisai šiek tiek kietas, aišku, patogumu, bet nebūtų velnio gundytojas va šitas, va kaip Ieva su Adomu sugundė ten šėtonas. Tai aš nueinu į Lidlą ir vis šėtonas gunda. Ir vėl pasižiūrėkit. Taigi aš juokauju, tegu parapijiečiai neįsižeidžia. Tai vat susigundžiau ir vėl susigundžiau ir labai gera kaina, čia gal 14, gal tik tai eurų. Tai visa stotelė ir čia galima pasidėti ant stalo. Ir pažiūrėjau, tas antgalis vat visiškai galbūt arčiau to kaitinimo elemento, gal ten ir daviklis jau, sakau, jau čia jau rodo temperatūrą, tai jau gal jau tiksliau bus. Be to lydmetalio va įdėta, į du antgaliai įdėti, tai vien už lydmetalį, kiek mes sumokėtumėm, tai čia jau atsipirktų daiktas. Pažiūrimgi, išsilukštenamgi kas viduj. Taip jau nekantrauja. Tu klausyk, kaip pailsėt, bet truputį jau pavargo, jis dirbo, švietė ten pavargo, labai pavargo. Galvojau, kadagi nudegs kaitinimo elementas. Va, Vytas keitė juos ir sako, vat nudega. Va čia kaip tik medis. Į pušį beldžiu. Gal kai beldžiam į pušį, gal nesudegsgi šitas lituoklis? Arba ne, palaukit. Aš turiu geresnį variantą. Žiūrėkit, jeigu mėlynas kilimėlis? Taip? Senuks pasidėjo vat kilimėlį ir pradėjo nesisekti. O gal mes be kilimėlio šį kartą apseikim? Kad pasisektų. Kad pasisektų mes su kilimėliu. Aukštinkojom. Pažiūrėkim, kas čia yra viduj. Taip, instrukcija į šoną. Su lituokliu mes mokam dirbti taip, kam tos instrukcijos reikia. Temperatūras nemokat nusistatyti. Juokas juokais. Žiūrėkit, koks staliukas. Čia kempinėlę padėtim. Litavimo stotelė. Litavimo stotelė kabutėse. Galėtų būti ir ištraukėjas tą pačią progą. Bet vat, reikėtų gamintojams pasakyti, vat, kad Parksaidas ir ištraukėją mums pagamintų. Labai pasigendu, vat, lituoklių jis prigamino, atveža, bet nesu matęs, vat, per čia kokį porą metų, 3 metus, nepasitaiko vis karšto oro stotelė, sakykim. Pavyzdžiui, ištraukėjas geras. Jau pasiekėm tokį lygį, jau galėtų pagaminti ir daugiau įrankių. Taip, dabar laidas. Minkštas, labai minkštas laidas. Čia man patinka, tai gal reikia išsivinioti pirmiausia, kad čia. Tiesa, man komentaruose daug kas rašė, labai pas mane prastas garsas. Jeigu jau čia aš toks profesionalas, tai kodėl aš negaliu garso pasidaryti. Nelabai turbūt kas patikėjo, kad aš naudoju profesionalią įrangą. Taigi, vat, parodysim, ką aš naudoju. Sennheiseris, taip, G4. Štai, va tokia įranga. Viskas yra gerai. Nebijokit. Tai va, daugmaž susitvarkiau darbo vietą, tai nebaisu, kad aš čia ką nors ištepsiu. Kai dirbam su elektronika, tai yra pakankamai švaru. Tai galima naudoti ir Sennheiserio mikrofoną. Gerai, nukrypam truputį, pasižiūrėkim, koks čia antgalis. Taip, antgalis standartinis, smulkiai elektronikai.
Taip, va čia turėtų būti daugiau antgalių. Šita dėžutė atsidaro. Taip. Mes čia randam kempinėlę. Aišku, ją ten po to sušlapinsim. Ir va žiūrėkit, ką mes turim, kažkokius antgalius dar. A čia toks pat. Jo, visiškai toks pat. Ar čia sumaišė? Kažin, ar mano antgaliai senajam lituokliui, kur buvo, tinka čia? Ar netinka? Čia gal standartas? Ne, nestandartas. Taip, o kitas yra štai toks. Nu, visai padorus. Jau va tokias didesnės aikšteles galima būtų lituot. Kokius antgalius lituot. O, pabandysim, pažiūrėsim. Taip, ir lydmetalis. 1 milimetro čia su fliusu turėtų būti. O kitas turėtų būti koks čia plonesnis gal. 0,8 milimetro. Gal ir neblogai tokie. Viskas vietoj. Na, o kaip su vieta dabar man ant stalo, čia irgi labai didelis griozdas. Kaip ir taip, čia tik tai, kad komplektas. Ir aišku, reklama, kuri galbūt netitiks kokybės, nu, žiūrėsim ateity. Nelabai aš čia norėčiau reklamuoti kažko, kad būtų pavadinimas. Čia tokį stovelį galima naudoti, aišku, įsinešimui kažkur tai. Į svečius, kai einat, pasiemat. Na ką, pasibandysim dabar. Pasimkim čia kanifolijos, nes šitas lituoklis kaip tik susidirbo labai gražiai su kanifolija, tai aš galvoju ir šitam duosim šiek tiek kanifolijos. Įjungiau maitinimą, nieks nerūksta, nieks nesprogo. Bet palaukit, prieš lituojant matėt ženklus, reikia pasiruošti darbo vietą, taip? Taigi pagal ženklą negalima kilimėlio naudoti, kitaip nesiseks, taip? Tada prieš jungiant reikia avarinio ženklo, o čia atsargiai karšta keptuvė rūksta. Tai reikalinga keptuvė. Tai pagal ženklus tai ir pasiruoškim, tai kilimėlio nereikia. Taip, avarinį ženklą būtinai. Taip. Ir prieš jungiant lituoklį tada keptuvė. Va. Žiūrėkit. Dabar jau pagal instrukciją dirbam. Viskas gerai, taip, darbų sauga užtikrinta. Juokas juokais, išsijunkim, pažiūrėkim. Čia. O, dirba jau. Kažką birbė. Čia pagal instrukciją, čia vat rodo, čia kaitina ar nekaitina. Taip, temperatūra 200 laipsnių. Va, pakaitino, išsijungia. Žiūrėk, va, vėl kaitina. O tai šitą ką rodo, čia jau kad lituot galima. Įkaito. Smirda. Mažoka. Labai jau čia menkai. Rūksta. Kieti dūmai. Kvepia. Tegul užsigrūdina antgalis, pasižiūrėsim. Ir pakankamai greitai kaito, man patiko. Paimsim to storesnio lydmetalio. Pažiūrėkim, ką jis čia mums sugeba. Padengsim lydmetalį. Taip, nieko, per maža. Per maža temperatūra. Taigi teks pasikelt iki 250. Nu, man pakankamai susidarė toks neblogas įspūdis, kad jisai tą momentinį kaitinimą, vat ir jis nenaudoja kartais visos energijos net pakaitinti. O, jau kažkas vyksta. O, iš karto, žiūrėkit, labai gražiai. Oi, super, lydmetalis laikosi ant antgalio. Pažiūrėkime aikštelę. O. Ir 250 laipsnių užtenka. Va. Netgi be kanifolijos. Jeigu dar su kanifolija, o, ir nuimti. Visai neblogai, kad ir su tokiu plonu antgaliu. Visai, va, matėt kokią aikštelę jis atkaitino. Su 250 laipsnių.
Gal tikrai neblogas daiktas? Išjungiam. 0 laipsnių. Dabar indikatorius iškart mums rodo, kad lituoklis karštas. Taip. Ir dabar tik tai išsijungs stotelę tada, kai nukris temperatūra. Kai jau bus saugi temperatūra, turėtų stotelė išsijungti. Taigi, va šitą lituoklį aš ir pasiliksiu tokiem smulkesniem, preciziškesniem elektronikos darbam, kur bus reikalinga tiksli temperatūra. Visai nieko daikčiukas. Tai štai koks prietaisas dabar puikuosis ir ant mūsų darbastalio. Na ką, laikinai aš uždarau šitą dėžutę, leidžiam jam atvėsti iki galo, tačiau neįsigaskim, šituo lituokliu video tikrai nesibaigia. Pradžioje rodžiau testerį, nebereikalo, ogi tam, kad mes surastumėm gedimą va štai šitokio maitinimo bloko. Taip, išduoda jisai 15 voltų ir yra 4 amperų. Čia vat yra ir indikatorius, šviesos diodas, mėlyna lemputė. Taip. O jisai skirtas va tokiai lempai. Ir va vieną dieną jisai man pasakė, aš tau daugiau nebeveiksiu. Taigi lemputė nešviečia, taip įjungusi tinklą, mes nieko neturim, kabelį jau bandžiau, pakeičiau. Jokių ženklų gyvybės jisai čia mums nerodo. Ką pasitikrinsim? Ar yra ponas Donaldas? Taip, nėra. Vadinasi, kadencija nesibaigia. Žiūrėkit. Ir maitinime Donaldo nerodo. Viskas gerai reiškia. Taip. Tai va, matėt, kas parašyta? Rytų gamybos. O kadangi rytų gamybos, tai va jau vienas galas išlūžęs čia jau buvo, čia paskui kitas galas išlūžo. Nu ką, aš čia už kadro jam padarysiu masažą ir galbūt jis pasiduos. Dėmesio, prieš atliekant bet kokius aparatūros remonto ar profilaktikos darbus ištraukite prietaiso šakutę iš elektros lizdo. Neturėdami elementarių radioelektronikos žinių, neardykite ir netaisykite jokių buitinių prietaisų. Šio video kūrybinė grupė neatsako už sužalojimus patirtus remonto metu. Tai nieko daug ir nepadariau, o čia va truputį atsuktuvą užkišau, o tai va ir hop. Ir štai koks primityvus labai aparačiukas. Jo, H103. Ai, čia gal kai sugenda skambinti šituo trumpuoju numeriu 103. Taip. Kas čia atsilieps? Dujos ar kanalizacija? Oi! Žiūrėkit, kas čia maskatuoja, va. Kištukas. Čia kondensatorius pasikrovęs, tai atsargiai dabar čia, kad nenusitrenkčiau. Vytas jot man rėkia, blizga viskas, nesimato. Bet kai kurie akilesni jau čia turbūt man rėkia. Rėkia, taigi žiūrėk, takelis šitas skylutė, va žiūrėk. Šitas kištuko. Jo, skylų, nu tai va, matosi akivaizdžiai va štai. Va, žiūrėkit, čia. Ir čia viskas nutrūkę, lydmetalio nebėra. Atitrūkę. Fokus moku, žiūrėkit, va. Štai va kokia skylė. Ir čia kokia skylė. Tai va dabar pasižiūrėti galim kondensatorių. Kiek jis ten prisirpo. Kur sirpo vyšnios Suvalkijoj. Kiek jisai prisirpęs. Čia mano testeris, tai tiek nerodys. Negaliu aš pasimatuoti su šituo testeriu. Taip? Čia maksimum 250. O kondensatorius kiek būna įsikrauna? 300, taip? Taip, apie 320 būna. Tai jau netinka, reikia imti rimtesnį testeriuką. Taip, matuosime. 1000 voltų. Va, dabar jau kitas dalykas. Dabar jau kitas reikalas. Nu, kad čia neužkabinčiau, aš dabar kaip duos man čia. Vai, šitas. Kur jo čia tie kontaktai? Ai, va čia. Va, jisai va čia. Šitoj vietoj, va. Tai bum dabar. Matot testerį? Nematot. Kas čia yra? Kas čia ir viskas blizga. Nu, rodyk. O kai užtrumpinsiu, kai šaus, tai nieko nėra.
O kaip čia taip nieko nėra? Reiškia, kažkur tai yra schemui kondensatoriaus iškrovimo. Taip, šitą mikroschemą stovi, kad kondensatorių iškrautų, ne? Vytas jo links į galvą. Tai būna tokia mikroschema. Šita mikroschema. Taip atsakinga. Jinai už viską atsako šiam gyvenime. Jinai taip pat atsako, ar Donaldas yra čia, ar nėra. Va, jeigu jinai sudega, tai tada ateina Donaldas naujai kadencijai. Čia irgi tie radiatoriai kliba, bele kaip padaryta. Gal čia pasiskambint, ar čia yra kontaktas ar nėra, kad jau įsitikintumėm, kad tikrai čia. Koks Donaldo telefono numeris? Nežinot, aš irgi nežinau. Bandysim čia. O, yra? Tai ten nėra tada. Kur čia įbest man, kad čia... Va, jo. Va šito nėra. Reiškia, šitas dar gyvas, prikabintas kažkiek, bet va šitas jau viskas. Tai ką, tai dabar labai puikia proga mums išbandyti ir mūsų lituoklį. Ant plono antgalio taip ir pabandysim. O čia jau jis ir išsijungęs. Net nespėjau pamatyti, kada išsijungia. Tai gerai, 250 laipsnių. Kadangi atsiskiesim mes lydmetalį. Gal pabandysim va su šituo lydmetaliu. Irgi paraksaido. Va, užkaito jau galima dirbti. Kaip greitai aš net nespėjau pasiruošti darbui. Jo, fantastinis lituoklis. Jeigu jis ir taip toliau dirbs, man tai labai bus gerai. Oi, ready. Ready to go. Atsiskiesiu čia su lydmetaliu ir tada pabandysim jį grąžinti vietą. Juk vis tiek labai visiems įdomu, ką aš čia darau, ar ne? Užsidėsim nuo kanifolijos. Oi, koksai antgalis paliko, toks negražus. Prasiskiesim vis tiek čia. Va jūs juokaujat, pasižiūrėkit. Čia net su 250 laipsnių ir neskiestų lydmetaliu pavyko man kažką čia sulipdyti. Paspaudžiam plokštę ir tą paspaudžiam. Oi, kaip negražiai. O, čia kažką aš padariau. Žiūrėkit. Viskas su tokiu plonu antgaliu. 280 temperatūrai. Jis puikiai viską čia man padarė. Va. Visą tranzistorių perlėtavau. Iš karto radiatorius nebejuda. Dabar šitas irgi, va, matot, tranzistorius ant radiatoriaus stovi. Ir va čia reikėtų dar pasidaryti man, va čia. Na ką, pasiskambinkim, pasižiūrėkim. Čia va litavau da tranzistorių tą. Pažiūrėsim, ar neužtrumpinau ko nors. Eik tu, užtrumpinau? Negali būti. Ne. O, kondensatorius kraunasi. Gerai, viskas čia gerai. O ką, prabėgam dar diodų tiltelį dėl viso ko? Nu maža ką. Prasibėgsiu. Gerai viskas. Nu, į antrą pusę tada dar. Jau kad tikrai. Va, viskas gerai. Ir ką, pažiūrim dabar, ar turim galuose kažką. Kištukė tam. Turim čia. O čia. Va, turim. O kas čia pas mus saugiklis va dar yra? Va, saugiklis. Gal saugiklis dar patikrinam? Gal saugiklis nukepė? Ne, nenukepė. Va, viskas gerai, saugiklis tvarkingas. Tai ką,
dūrėm į rozetę. Žiūrim čia, kad neliktų jokių laidininkų. Pirštinė nepamaišytų mums šituo atveju. Taip, rozetę įkišau, čia jau yra įtampa. Taip, laikau už transformatoriaus, gal čia va gumytė yra. Čia tvirtai jau laikos, va, nebemaskatuoja, kištukas, viskas jam gerai. Ir bandau įjungti. O! Girdėjosi garsas plekšti toksai. Nu va. Ir žiūrėkit, lemputė dega. Va, maitinimo blokas sutaisytas. Galim pasižiūrėti, dabar pasimatuokim, kokiagi įtampa išeina. 200 statau. Tokį kadrą padarysim, nenoriu stumdytis. Pasimatuosim įtampas. Va. Minusas, pliusas. Va, 15 voltų. 15 voltų turim. Viskas yra gerai, poliškumas geras. Na jau, kad taip, tai tada ir lempą pasijunkim. Štai ir mūsų lemputė. Pažiūrėkim. Ar čia kas veiks ar neveiks. Va, prašau. Šviečia naktį, šviečia dieną, taip? Elektrėnų žiburiai. Tai ką, Vytas J laukia, kol aš čia išsilituosiu mikroschemas, ten diodus ar ten kondensatorius keisiu. Nu atsiprašau, nu vat, kad tik tai toks gedimas, tai ką darysi? Taipogi su visa pagarba Vytui J sakau, tveriu atgal. Ir dar kartą primenu tiems, kurie neturit jokio supratimo apie elektrą, elektroniką, tai geriau tokių dalykų neardykit ir visą laiką ištraukit šakutę iš elektros lizdo. Va kaip ką dabar mes ir padarysim. Va, kondensatorius dar pasikrovęs. Ir dabar nesvarbu, kad antriniam kontūre, žemos įtampos kontūre, kondensatoriai išsikrovė. Taip, šviesos diodas užgeso, bet tai nereiškia, kad išsikrovė va šitas kondensatorius, kuriame irgi gali būti apie 300 voltų. Tai geriau čia nieko nečiupinėkim. Viską tveriam atgal į dėžutę. Jeigu dėžutė nešvari, ją išsivalom. Štai. Ir viskas kaip buvo. Tai jau dėja šito dangtelio mes užtvirtinti nebegalim. Tai teks arba jį klijuot, arba, kaip sakant, va čia su skočiu gražiai užlipdyti, nes man atrodo, kad jam šitie gedimai kartosis ir kartosis. Tai va, daugumos tokių maitinimo blokų problema ir yra atitrūkę takeliai. Tai va, gedimas tvarkomas būtent va taip. Tai ką? Toks tas mūsų video šiandien gavosi. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Na, o ar pasiteisins šita litavimo stotelė už tokią mažą kainą, sužinosime netolimoje ateityje. Tai ką, ačiū visiems, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų video, iki kitų naujų projektų ir sakau ate.